Gerai, labą dieną vaikai, laipsnių keliame laipsnių. Šiandienos tema ir jinai yra pati lengviausia iš visų laipsnių temų. Kodėl taip yra? Todėl, kad mes turime tik vieną paprastą veiksmą. Laipsnį keliame laipsnių. Gerai, aš turiu bet kokį skaičių A, pakeltą N laipsnių ir noriu visą tą skaičių su laipsniu pakelti dar kitų laipsnių. M, tarkim, nesvarbu, kažkoks skaičius. Tai mano atsakymas būtų, reikia laipsnius tiesiog, rodiklius tiesiog sudauginti. Taigi A, N kart M. Kaip pavyzdys parodysiu tokį dalyką. Tarkim, 3 noriu pakelti 2 laipsnių ir dar noriu visą tą skaičių pakelti 3 laipsnių. Tai kad nekeičiant pagrindo, palieku 3 toks kaip jis ir buvo ir 2 reikia padauginti iš 3. Tokiu būdu gaunu 3/6 laipsnių. Tai veikia ir atgal, atvirkščiai. Jeigu aš turiu kažkokį skaičių, tarkim 5/10 laipsnių ir aš norėčiau šiek tiek atskirti tos laipsnių, tą laipsnį biškį pamažinti, aš galiu parašyti, kad tai yra 5, tarkim 2 kart 5, o ne laipsnis. Galiu tai parašyti. Tai reiškia, galiu toliau tęsti mintį ir parašyti 5/2 laipsnių ir visa tai yra 5 laipsnių. Jeigu noriu toliau vykdyti kažkokį toliau veiksmą, tai šitą skaičių galiu jau pakelt laipsnių 25 5 laipsnių. Matote? Viena lengviausių laipsnių temų. Dar kartą. Kad sudauginti laipsnį, kad pakelti laipsnį laipsnių, reikia laipsnius tiesiog sudauginti. Arba, jeigu noriu išskaidyti, galiu tiesiog išskaidyti kaip dauginamuosius kažkokius. Tarkim, 10 tai yra 2 kart 5, būtų 18, tarkim, 3/18 laipsnių. Ir aš noriu irgi išskaidyti laipsnį, ne? Aš galiu parašyti kaip 3, tarkim, 6 kart 3. Ir parašyti, kad tai yra 3/3 laipsnių kart ir keliant 6 laipsnių. Jūs dabar jau pastebėjote, kad buvo 6 ir 3, o aš parašiau 3/6. Ar nuo pakeitimo vietomis dauginamųjų keičiasi rezultatas? Nesikeičia. Kai buvo 18, taip ir liko. Ar aš 3/6 padauginsiu, ar 6/3, vis tiek bus 18. Todėl nėra skirtumo. Taip, jeigu yra klausimų, klauskite. Jeigu, pavyzdžiui, yra, taip kad, žinau, 0,7 ir tada, pavyzdžiui, yra apskliausti ir tada yra kaip tas laipsnis, pavyzdžiui, rodiklis 4. Ir tas laipsnis irgi yra apskliaustas ir tada už šio dar yra. Dar koks nors laipsnis. Tai čia parašyta tam, kad jūs suprastumėt, kad va šitas visas skaičiukas, nors jis yra dešimtainis skaičius, tiesiog visas jis yra 4 laipsnių. Tai čia nieko ypatingo, rašom 0,7, galim irgi taip pat apskliausti. Ir 4 kart 5 yra 20. Čia labiau tinka prie trupmeninių skaičių arba prie neigiamų skaičių. Jeigu aš turiu, tarkim, 2/3 3 laipsnių ir dar 4 laipsnių, tai aš galėčiau tai parašyti kaip 2/3 tiesiog 12 laipsnių. Arba aš turiu neigiamą skaičių, tarkim, turiu -3/2 laipsnių ir aišku, man reikia dar kartą visą tai apskliausti ir parašyti ten, tarkim, gerai, 4 laipsnių. Tai vėlgi atsakymas bus -3/8 laipsnių. Aš sudauginau laipsnių rodiklius ir gavau 8. Tai tie skliaustai, apie kuriuos tu klausai, jie yra labiau techniški, ne? Dėl technikos, dėl supratimo, kas yra apskliausta, kas yra keliama laipsnių. Taip, visas skaičius keliamas laipsnių, visas skaičius keliamas laipsnių, visas skaičius keliamas laipsnių. Mes žinome, jeigu čia skliaustų nebūtų, tai tas trejetukas, jisai būtų tik tai prie dvejeto, jis keltų tik dvejetą laipsnių. Jeigu čia nebūtų skliausto šito, tai tas kvadratu, jisai keltų tik patį trejetuką, o minusas būtų tik prie rezultato, kaip atsakymai. Tai ar yra dar klausimų kažkokių? Pati lengviausia tema. Gerai, jeigu nėra, ačiū.